Sveiki, kiaušinukai, aš prieš 4 mėnesius žaidžiau Simsus ir norėjau antrą epizodą padaryti. Ir tada mano motivacija visiškai dingo. Bet vis dar yra medžiaga, kur aš filmavau, todėl nusprendžiau šiandien jum įkelt šitą medžiagą. Jeigu jūs norit pažiūrėti mano Simsų antrą dalį, čia čiui paskutinė bus. Opa, jis atsikėlė 6:30, aš nepavydžiu žmogui. Aš keliuosi 7 ir aš jau jaučiuosi neišsimiegojus. Jis atsikėlė ir įsiteliko. Aš tokį blogą Simsą sukūriau. Kaip taip įmanoma? Kaip? Kodėl jis taip myli teliką? Kas jam yra? Ir ko tau reikia iš tikrųjų dabar? Tu grinai nori miego, aš matau. Tu blogai išsimiegoji, jam nepatiko. Okei. Jam skaudo nugarą, dabar nes lova buvo nepatogi. Jesus, koks jis needy. Jis pasėmė tą vakarykštį tortą. Ar kas čia buvo toksai pala. O tai jis visą savo gyvenimą ir praleis namuose? Kaip man reikia išėti? O jisai vonioj plauna indus, kai turi čia. Ar čia bandymas tipo, kad jo, jis vienu metu viską padarys. Čia jisai multitaskina, žodžiu. Bet aš galiu jį kažkaip į lauką išvesti, prasme, pas civilizaciją. Geras dalykas, kad jis pats nueina į tuliką ir nereikia jo vedžioti, tai bent neapsikakoja vietoj. Aš čia, pavyzdžiui, čia aš galiu pažiūrėti to kaimynų namą, kur sakiau, kad galėsim ateiti labas, pasakyti. Okei, galiu į vidų. No way. Jep, fake. Aišku, kad negalima. Čia Sims 4, ne kokie Sims 10. Yra teleskopas, šiaip žiauri cool namas, bet aš nepavydžiu, nes ten per daug reikėtų prižiūrėti viską. Dabar jisai plauna indus kitoj vietoj. Oh my god. Jis vėl, ne, nustok teliką žiūrėti. Kas tau yra? Tau reikia detokso visiškai, tau reikia kažką kitką veikti. Paauglį mažas. Open the skills panel. L. Skills. Mes galim ugdyti jo arba galim šiukšlės išmesti teisingai. Jo komedija labai, tipo, pirmo lygio, bet labai jau vystos gerai. Nu, nesistebi. Cooking. Jisai tik tai ir daro, jis tik kalba su žmonėm, jokauja ir kukina. Ką mischiefas reiškia? Čia yra devil, aš kažką labai... Aš nepasiskaitęs paėmiau kažkokį... O, kodėl taip greitai laikas bėga? Atsukit laiką atgal, aš noriu jį pamatyti. Kur jis yra? Sim that is fine, jisai nesijaučia labai gerai. Kodėl jis taip blogai išsimiegojo? Kas jam yra? Aš galiu atsiteleportuoti pas jį. Kodėl manęs at high school? Jisai mokyklai. Jisai į mokyklą išėjo, nes jis paauglys. Tai jis vienas gyvena ir jis eina į mokyklą. Dabar man reikia palaukti, kol jam šūlio baigsis. Time skipą tiesiog šal. Nu, jisai grįžo, okei. O, jis energingas grįžo. Bet jis energingas dėl to, kad grįžo iš mokyklos. Jis kaip aš, kai maždaug grįžta ir tada pradeda šūkauti vienas pas kambarį, nes jis grįžo. Tu su kuo kalbi dabar? Kodėl tu kalbi su siena, sakai? Aha, aš grįžau. Nu, story reikia keltą, ne? Ką tu messages atsidarė, seni? Kodėl tu scrollini? Aš galvojau, kad jis tiesiog atsigulė pačilint, bet jis workoutina laukia tiesiog. Seni, tie drabužiai ir taip suprakaita. Nu, tai jisai, kaip sakant, dėsijos kalta, ne? Čia, nu, okei, jis pasportavo. Aš net neliepiu jam nieko daryti šitas gyvenimas. Jo gyvenimas vyksta autopilotu, jis viską pats padaro. Ir jis daro geriau, nei aš pats būčiau pagalvojęs. Creative skillas. Kaip dabar man, žinot, kaip tą creative skillą gauti? Kai kurie skillai yra geri. Click this goal for more info. Left click. Tai kad man nieko neduoda. Negali būti. Jisai grinai, aš nesuprantu. Man nieko nereikia daryti, jis tiesiog realiai eina. Dabar jis skaitys, jis apie realius skaito. Čia atsakau, yra kažkas su creativity. Nes jis, ką jis skaito šiaip? Linijas. Tai aišku, ką daugiau jis skaitys. Jis padėjo knygą ant stalą ir viskas. Romanas. Ne, klausyk. Šito mum... Oh my god, šis toliau skaitysi. Nu, tu jokauji. Gerai, social skill. Tai kaip man dabar susitikti su žmonėm reikia, pavyzdžiui? Jis eina nusiplaut rankas. Paskaitęs knygą, tu jokauji. Gerai, jau 4 vakaro mes dar nieko nenuveikėm. Aš taip jaučiuosi kiekvieną dieną gyvenime. Kas čia cypia? Čia kažkas išvirė ar ką? Man rodos, man ką tik skambino ir aš nemačiau. Tu jokauji, kaip man dabar jai perskambint? Jinai dabar... Oh my gosh, man šakės dabar bus. Jinai dabar man tikrai nebeatsilieps antrą kartą. Mano vakaras ruinintas, tiesiog aš nebeturiu ką daugiau veikti. Kaip paskambinti jai? Ir aš matau, kad jeigu aš galiu skillus auginti, tai aš turiu kažką nusipirkti iš parduotuvės. Man rodos iš maždaug čia... Ne, čia vaikų kambarys. Yra molbertas. Hobbies and skills. Oh my gosh, čia gali būti. Gerai, man rodos mes jį padarysim tikrų gitaristų. Bet reikia... Žiūrėkit, geriausias gyvenimo patarimas. Reikia padėti gitarą ten, kur jisai ją visą laiką matytų. Prie teliko.
Kur daugiau? Kad jam užeitų dažniau noras groti. Va taip padėsim ir viskas. Ir jis dabar visą laiką... Ne, čia kažkaip durnai, čia vidury kambario dizainerių. Tai bum, va taip. Nu čia dar būtų gerai šiaip. Man rodos, aš dabar jau atradau parduotuvę, tai aš dabar pradėsiu pirkti viską. O kodėl aš dabar supratau, jis ant darbinio stalo, kuris yra grinai darbastalis, jisai tiesiog padėjęs maistą. Kas per Simsų gyvenimus? Reikia paveikslų kokių čia realiai nuobodų, visai tą sieną reikia kažkaip papuošti. Bum, borožėlė, ne, čia žiauri per mažai bus, man reikės daugiau paveikslų. O, viso siena, ką? Aš čia galiu štapetuoti ar ką? Čia net netapetai. Aš neturiu tiesiog tiek vietos, kad tokį paveikslą pasidėčiau. O, čia kitas reikalas. Bum, mes turim 2 paveikslus, mes jiem realiai nieko čia neišnaudojam, man rodos, tų pinigų. Kažkaip gal reikėtų tik dizainiškai gražiau papuošti, kur dabar tą burošėlę padėti. Padėsim čia, nes aš matau, čia jis mėgsta šitą vietą, valgyti kažką. O čia bus didžiulis paveikslas, čia bus jo portretas, sakykim, būkim kūrybingi. Ir dar reikia prie burožėlės triušiuką. Pokalais jo mėgamasis gan nuobodžiai atrodo, kas čia pavyzdžiui yra. Oh my gosh, čia absoliučiai dalykas, kuris jo mėgamajam būtų. Posteriai, jo realiai tiesiog va posteris, kurio šviesa, saulė tiesiog grinai šviečia ant to posterio, čia būtų toks dalykas, kuris tai būtų. Jis dar taip kreivai viską čia užsidės, taip edgy. Nu va, dabar gyvesnis kambarys, aš net pamiršau, kad galima tokius dalykus daryti. Balionai, gerai, palauk, kur balionus galima padėti? Realiai, man rodos, čia visai toks mūdas yra kartu su tuo. Paeisiu, opa, dabar turėsim biškį gyvesnį ir virtuvę. Tai neįsivaizduoju kas, bet jam pravers, jisai moka kukinti. Močiutės urna, ne, palauk, kodėl? Šiodžiai bet šitas, man rodos, yra toks dalykas, kuris tiesiog norėčiau japonų kultūros savo name, bet kodėl man kampe random reikėtų šito daikto. Bet ką aš, man rodos, padarysiu jam blogą dalyką, bet jam patiks, bet jis bus per daug patenkintas šituo pirkiniu, jeigu aš jam nupirksiu dar vieną teliką. Ir sknis tai gerą teliką. Reikia nupirkti jam gerą teliką, nes jis ateina pas tuos žmonės. Tai yra, jisai pasikviečia dafiga kaimynų ir tada rodo tą savo lievą teliką. Geriau padėkim šitą blogą teliką šitam kambarį. O čia nupirksim gerą, tik kad ir šitas staliukas jau per daug mažas tokiam teliukui. Boom, coffee table, va. Galima užuolaidas padaryti. Man rodos, aš jau per daug išlaidauju. Boom, nu va tokias, kaip sakant, kuklės užuolaidytės, ką žinau. Jos nieko nepridės realiai. Čia va reikia įdėti roletus. Ai ne, jie kažkaip lievai atrodo. Jau griozdiški didžiuliai yra. Va, kažko tokio norėjau, jo. Taip, ir čia beje aš padariau tokią lentutę dar, kaip ir kažkokiem turėtų būti, va, matote, kaip prisega lapelių pilna, nes šiek darbo stalas, aš nežinau, kodėl čia maistai. Nu ir nupirkim staliuką, kuris netelpa, okei. Nėra tokio teliko staliuko, žinau, kokie būna. O, jis, nu gerai, vėliau rasiu, man dabar įdomu, kur šitą staliuką padėti. Padėkime ją, man rodos, prie lovos, nes jis čia nieko neturi, tai tiesiog pravers. Ir čia jam reikės augalų. Aloe vera kainuoja nemokamai. Kokio dydžio jis? Gal ne veltui jis nemokamas? Čia kitas reikalas. Padėkim augalą ant stalo. Nors čia labai mažai vietos, bet nu kodėl ne? Čia irgi reikia, čia visur reikia augalų, nes na aišku, jis dabar turės juos laistyti dafiga, bet gal geriau realiai jam bus, kai čia jis turės visur tų augalų. Čia reikia kokį ne per daug žydinti. Nu gerai, kampę tokį. Vonioji, ar kažkas vonioji augalas deda? Ne, šiaip man rodos ne. Nu, bet čia kampę įdėsim sneiko augalas, jis vadinas, tai sneikų linkėjimai. Nu gerai, gal toks staliukas neatrodo žiauriai griozdiškas. Normaliai čia? Nu gal ir normaliai, šiaip man rodos čia mažai vietos, tiesiog aš skyriau šitam. Čia jeigu patrauktumėm tą lempą ir patrauktumėm sofą ir patrauktumėm stalą, tada jau neblogai. Va, dabar. Mes galim čia visą terasą įrengti, bet aš nežinau, ar verta. Galim padėti kažkokį dėžę. Tada turim kėdžių, čia galim kėdę tokią padaryti baro. Aš per daug visko noriu. Aš, man rodos, pradėjau daryti tą Simsų adikciją, tipo, dėl ko žmonės mėgsta Simsus. Ir žiūrėkit, čia padėsim baro kėdę, bet jinai tiesiog dabar turi šiek tiek, va. Kažkur reikia tą šiukšlinę padėti kitą vietą, kad čia būtų erdvės. Čia padėsim šiukšlinę ir tada čia galėsim įdėti gražiai tą kėdę. Nu va, kaip gražiai. Ta šiukšlinė labai random, oh my gosh. Gal čia? O tada pyksis ant manęs, kad ne, čia net neina padėti pusėj vietos. Nu gerai, sakykim, čia aš žiauriai nežinau, čia labai random. Nu ir mikrobangė. Nes kaip be mikrobangės gyvenime reikia iš viso išsilaikyti. O man neleis ant šito stalviršio padėti, tikriausiai neleis, nes jis čia kukina visą laiką. Tai gerai, kodėlgi ne, radijo bangos žmonėm į veidą.
Bet čia yra kokių kokybiškų, šitas žiauriai blogo, šitas žiauriai. Tai davai išleidžiam štukę eurų ant geltonos mikrobangės. Kavos aparatas, nu šito mums nereikės, nes mes negeriam kavos. Arbatą. Skanaus. Nu ja, dabar daug labiau apkrautas kambarys jaučias, o kol kas neblogai, tik tais lempa šitą labai random vietoj. Gal sakykim, padėkim čia, bet nu irgi, kodėl jinai vidury kambario visą laiką turi būti? Gerai, čia bus vidury kambario, bet jinai, ne, aš tipo, kad čia naudinga, nes jinai skirtingas pusės eina ir čia apšviečia, ir čia gali apšviesti visur. Tipo, iš gyvenimo patarimai, nežinau kaip čia pavadinti. Alarmai čia yra. Aš galiu įsidėti, kad, tipo, man signalizacija veiktų. Bet jis belin kiek vietos užima, nu tai nereikia. O, yra kėdžių, blemba, aš tiek išlaidauju, aš žiauriai mažai pinigų bet turėsiu. Padėkim čia kokį krėslą žmonėm, kurie žiauriai nenori teliko žiūrėti ir dėl to atsisėstų tokioje vietoje, bet nori tipo bendrauti. Čia yra visiškai tobula. Ir belieka čia kažkokią kėdę padėti, nežinau kodėl aš iš viso noriu kažką laukia padaryti, bet čia bus. Jei kas norės, galės ant šito staliuko atsisėsti, aš man net gėda vadintai staliuku. Ir žinot ką, kadangi yra tie nemokami augalai, aš galiu juos, jie vadinami indoor plants, bet aš juos grinai galiu užauginti išoriai. Bam, va koks gražus. Aš nežinau, man jie kažkaip įtartini, kodėl jie būtų nemokami. Kaip galima duoti iš viso kažką nemokamai? Paveikslą reikia perkelti čia, kad būtų jaukiau šitie balionėliai. Va, daug gražiau. Gerai, teskim live mode. Kaip dabar reikia išmokti tą įgūdį grot. O my gosh, spėkit, ką jis daro. Jisai nusipirko naują teliką, dabar turi atžiūrėti, kad būtų verta tų pirkimo. Eina savo, bet naujo programą rodo pirmą kartą. Indiana Jonesą rodo, kaip jis brauna į piramidės. Nu ką, eisim praktikuotis. Ir gitarist. Mes galim gitaristą nusipirkti. Aš bijau, kad jisai išmoks taip pat blogai, kaip aš grot. Nu jo, jam reikia gitaristą nupirkti. Tikrai aš matau, kad jam reikia gitaristą nupirkti. Kur čia mano kamera dabar juda? Čia nėra gitaristo, kur tu mano kamerą nusukai? Yra augalas, what the hell, tiesiog random augalas. Aš galiu nurinkti, what? Nu tipo, tu jau po biški kažką mokais čia. Jis dabar praktikuosis iki 8 vakarų ir tada mes negalėsim jokio gitaristo nusipirkti tokiu laiku. Šiaip jau 5, jau beveik 6, tai jau tikrai jokie gitaristai nedirbs tokiu laiku. Pažiūrim, kaip jam čia seksis realiai, čia galima pagreitinti kitai. Jam kažkada atsibos, tikrai, jis nekraus iki galo. Muzika 6 valandas reikia praktikuoti, oh my gosh, gerai, jisai nori tapti. Jisai nori koncertos bagrot. Jis bus toks sulūžęs žmogus. Jo kūnas dangaus skrajos pašvaistėm. Jis žino, koks jo yra tikras veidas. Jis nori išsinerti, ištrūkti. Gerai, klausyk, tu ką tik pakilai per vieną gitaros lygį? Dabar, man rodos, tu daugiau neišmoksi, mes sumokam gitaristui ir jis tegul ateina tave išmokys. Nes jeigu tu nori... Bivasa, sako kažką ten jisai, tu klausyk. Aš sumokėjau jam 100 eurų, o tai gitaristas atėjo? Ar čia gitaristas? Čia yra entertaineris Quintonas Piersas. Einam pakalbėti su juo dabar. Dabar einam mes jį išvaryt. Nu, zdarovas, sakyk. Davai, duokėme snukį vieną. Kaip jie subondino? Okei, jie nebe atbondino. Palauk, ateik. Jam svarbiau indus išplaučia viskas. Relatable, viskas čia. Nedrįsk, jisai nori ateit pas mane į chatą. Tu klausyk, ateini. Pradėjo grotis mano... Ateik čia dabar, ateik čia. Be jokio aš tau pasakysiu kažkokį... Bet ką, aš negaliu, padėk mano gitarą į vietą. Tu nuvertei mano šiukšlinę. Jis yra žiaurus žmogus. Aš negaliu, jis yra... Kaip jis drįsta dabar kalbėti, eikit žiūrėti teliką, tiesiog net neturėkit realiai interaction. Aš galiu patobulinti savo teliką. O, mischief, čia tas trolio apgaviko, ten kaip jisai vadinas tas įgūdis. Bet čia žiauri cool, aš dabar į trolinu, reiškia. Aš klauninu jį. Kaip man dabar upgrade'inti? Ką aš galiu upgrade'inti? Aš nieko negaliu upgrade'inti. Ok, man reikia 9 lygio. Handsomeness? Lobas needs handiness. Handiness, kaip aš nemoku anglų. Turn on, galiu įjungti this room. Opa! Eina savo, visam šį kambarį įjungiau. Turn off, viso... Boom! Nebėra šisų. O tai aš turiu mokėti už elektrą? Jis atėjo pas mane pagroti. Ar aš 100 eurų už šitą čiūvą sumokėjau, jūs galite man paaiškinti? Baig myžti, tu jau... Nu gerai, šiaip normalų kiekį tu myži, ką žinau. Normaliai iš tikrųjų. Ir dar jis gražiau grojo už mane, čia taip nesąžiningai. Kaip jis moka tai? What?
Ne, čia yra tiesiog patyčios realiai. Atsiprašyk jo ir gal jis išmokys tave gitarą groti. Nustok žiūrėt teliką, sako atsiprašyk jo. Jo, žiūrėk, gal jie subondins. Aš nekenčiu jo. Aš subondinsiu su juo ir aš tada jį iš... Taigi, pažaiskim žaidimą. Spėkit, kaip pasibaigs šitas žodis, kurį aš ištariau. Variantas A. Išbučiuosiu. Variantas B. Išmesiu. Ar variantas C. Aš subondinsiu su juo ir aš tada jį išmesiu, išspirsiu iš gyvenimo. Kaip nepasisekė. Šios savaitės aukso puodas neatitenka niekam. Atsakymas buvo variantas D. Iki kitų susitikimų. Kvaimanuš, jis sako. Jūs nedrįsite, ką kvaimanušint kartu. Ar čia ne moteris, jo. Aš ką tik suabejojau, bet negalima siūmečiais. Level up, social skill, o tai aš grinai nedarau dabar to dalyko. Nu jo, aš dabar realiai socializuoju su asshole kažkokiu. Būtų gerai šitą teską įvykdyti. Jis nori vis pagrot, nu kas jam yra? Papasakokim jam kokią istoriją, gal tada biški bus labiau engaging. Jis nustojo grot, nes jam tiesiog reikia su manim pasikalbėti. O, apie krepšinį. Jis žaidė krepšinį ir tada nukrito, karačia. Nuo laiptų, nes ten tai būna, kai esi kamuolys. Jie tokie laimingi jau 12, žinokit, gal eikit gulti jau vėliai. Apie šiukšlės kalba, kaip aš išmečiau šiandien šiukšlės ryte. Aha, norit pakalbėti apie šiukšlės galbūt. Bet šitie... Ar jisai tiesiog pasakė ir dabar... Jis vėl toliau gitarą pradės groti. Oh my gosh, o kaip man reikia social skillus? Negaliu, kaip jis moka, jisai, karačia, šredino tą gitarą tenais žiauriai. Jis išeina gult, tas čiūvas apsigyveno pas mane chatai. Kas jis toks čia yra? Quintonas Piersas. Pirmą kartą girdžiu, iš viso bent, jis entertaineris čia kaip ir žvaigždė realiai. Tai gal jisai assholas, bet mums reikia su juo susipažinti, kad jisai mumis į rinką prastumtų, žinot. Reikia į pop industriją patekti kažkaip gyvenime. Reikia su assholais tartis. Taip jau būna gyvenime. Taigi prie visko prinardoma. Visą laiką reikia padlaižiauti ir tada tikėtis, kad tave priims. Jis dabar žiūri į sieną. Gal jam reikėtų atsikelt biškį, tipo, aš nežinau, kažką padaryti. Arba tu gal nori eiti miegot. Enthuse about guitar solos. Nu davai, atsikelk. O, jis koks energingas, playful, jisai pasiruošęs, man rodas. Being funny comes easy to playful soon. Aš nesuprantu. Žodžiu, man rodas, jis dabar pradės humorą savo skleisti. Socialiniai įgūdžiai. Oh my gosh. Tu juokauji, čia reikia su veidrodžiu kalbėti. Gali dabar nueiti tiesiog į tūliką ir apsimest, kad nori vėl pamyšti, bet iš tikrųjų kalbėti su veidrodžiu. Aš negalvau, kad veidrodis yra toks naudingas dalykas šitoj Simsos. Jis bent... O, atspindys yra. Gerai. Jis dabar pasikalbės su savim. Jis dabar kalbė... Bet čia yra taip... Mes turim socialinius įgūdžius jo ugdyti, kalbant ne su žmonėm, o su veidrodžiais. Čia yra labiausiai skemas, kokį galėtų turėti pasaulis. Gal pagreitinkit šitą. Dabar yra 2 ryto, aš norėčiau priminti. Ar jisai dabar kalbės pusę valandas taip? Kur jo yra šitie norai? Vyna, blemba, yra relationshipas, bet aš jai padėjau ragelį. Nu gal aš būsiu mysterious, labiau nežinau. Mokyklai tai žiauriai vidutiniškų mokslų. Bet jisai valgė šiandien vargšelis. Tas vyras išeina. Jis grinai išeina, kai aš pasakiau, ar tas vyras išeina. Jam tikriausiai atsibodo, nes aš grinai valandą laiko kalbėjau su veidrodžiu. Nu jo, kai pagalvoju, tai logiška. Man rodos, tau reikėtų liauti, seniai. Ta prasme, dabar 3 ryto tu turėtum eiti mėgoti. Gal tu net neik valgy dabar. Tipo, Simsai turėtų būti kaip žmonės, ne? Jie nėra logiški. Tipo, nėra nelogiški. Congratulations, tu laimėjai kažką, žodžiu, gavau eliksyrą ir aš tikriausiai niekada nepanaudosiu, nes nežinosiu, kaip jis veikia. Nu, okay. Aš čia paupgreidinu. Oba! Viskas turim. Emito social media. Ar čia galėtų būti emitas? Čia tas čiūvas, su kuriuo mes ką tik kalbėjom. Einam dabar pamiegoti, viskas, tu jau nustok kalbėti su to veidrodžiu. Oh my gosh, tu nustok, sakau, eik miegot. Viskas. Aš irgi, karačiai, einu miegot.